Čia portalo Bernardinai LT pokalbis su karybos ekspertu, atsargos majuru Dariumi Antanaičiu apie pranešimus, jog Rusija plečia savo karinę infrastruktūrą netoli Suomijos sienos. Prelegentą kalbina žurnalistas Vytautas Markevičius. Gerbiamas Antanaiti, kas jums žinoma apie tai, jog Rusija stiprina karinius pajėgumus prie Suomijos sienos? Šita žinia nėra nauja. Taip, kad Rusija stiprins savo pajėgumus, buvo kalbėta po to, kai Suomija tapo NATO nare. Tačiau tuo metu Rusijos vyriausybė kalbėjo apie tai, kad tenai kurs naujas divizijas arba dalinius, kuriuose yra daugiau negu 16 000 karių ir kurie yra aprūpinti ne tik tai sausumos pajėgomis, bet taip pat ir fronto aviacija. O kokios priežastys lemia Rusijos karinės infrastruktūros stiprinimą prie sienos su Suomija? Kokie motyvai? Šiai dienai iš atvirų šaltinių mes galime kalbėti apie 5 naujas bazes arba pseudo naujas bazes. Šitos 5 bazės, jeigu mes pasižiūrėsim į žemėlapį, nėra kažko tai naujus. Kelios yra statomos naujos ant tuščio plyno lauko, arba tiksliau pagal palydovinės nuotraukos matosi, kad yra palapinės tiesiog išdėliotas ir keli sandėliai technikai. Tai labai rusiškai, tai iš pradžių pasirūpinta geležimi ir tik po to rūpinamasi žmonėmis. Na ir bandoma restartuoti seną sovietinę bazę, kur taip pat dislokuoti bus kariai. Jeigu mes pasižiūrėsim, kas ten yra dislokuota, tai pagrindė tai yra aviacija, ypač tolimojo nuotolio strateginė aviacija ir viena bazė skirta kariams, maždaug 7000 karių arba viena brigada. Tai irgi yra normalus skaičius ir pagal tai, ką mes matom, tai šios bazės yra skirtos ne tai, kad apsisaugoti nuo Suomijos, bet labiau, ko gero, atitraukti savo strateginę aviaciją kuo toliau nuo Ukrainos, kad apsaugoti savo bombonešius nuo ukrainiečių smūgių. Na ir taip pat be abejo tai apsaugos kariai, kurie turėtų saugoti tos oro uostus. Ir jeigu mes taip pat pasižiūrėsime į žemėlapį, tai šitie pajėgumai vystomi taip pat ir prie Kolos pusiasalio, kur yra pagrindinis Rusijos branduolinis arsenalas skirtas atakuoti Jungtinės Amerikos valstijas. Taigi kažką tai čia naujo ir kažką tai bauginančio tikrai nėra. Tai netgi sakyčiau, tai yra žymiai mažiau negu rusai žadėjo dislokuoti prie Suomijos sienos. Ekspertai ir pareigūnai įspėja, kad Rusijos karinės infrastruktūros plėtra netoli Suomijos sienos gali būti ir pasirengimas galimam konfliktui su NATO. Ką jūs manote? Visa Rusijos karinė doktrina paremta tai, kad NATO yra egzistencinis Rusijos priešas. Ir visas Rusijos kariuomenės karinis įrengimas iki karo Ukrainoje ir ko gero ir po karo Ukrainoje bus orientuotas į galimą konfliktą su NATO. Todėl vėlgi čia nieko naujo nėra. Sovietų sąjunga nuolat ruošiasi karui su NATO. Dabartinė Rusija taip pat perima beveik pusės amžiaus senumo sovietų doktriną tam, kad vėl ruoštis kariauti su NATO. Nors Sovietų sąjungos seniai nebėra, o NATO toliau gyvuoja, tačiau Rusija vis dar gyvena savo praeityje ir bando atkartoti tai, kas jau seniai pranyko praeityje. Kaip visuomenė turėtų reaguoti į tokius pranešimus apie dar vieną galimą grėsmę? Ji pakankamai, kaip žinote, ir taip įaudrinta niekaip nesibaigiančios Rusijos agresijos prieš Ukrainą, kitų karinių konfliktų. Kaip žinome, baimės akys didelės. Bijoti yra normalu, nerimauti yra normalu, tačiau jeigu nerimas ir baimė pradeda įtakoti normalų gyvenimą, tai kažkas tai yra negerai. Todėl į visą tą reikia pažiūrėti pragmatiškai, iš kalkuliatoriaus ir matematikos pusės. 7000 Rusijos karių atrodo grėsmingai, tačiau realybėje tai yra per menkas dydis, kad to kažką tai reikėtų nerimauti ar bijoti. Todėl mano galva, bijoti normalu, tačiau tai neturi kirsti su pragmatizmu, su logika ir su sveika nuovoka. Ačiū Jums už įžvalgas. Tai buvo portalo Bernardinai LT pokalbis su karybos ekspertu, atsargos majuru Dariumi Antanaičiu apie pranešimus, jog Rusija plečia savo karinę infrastruktūrą netoli Suomijos sienos. Prelegentą kalbino žurnalistas Vytautas Markevičius.